Labas vakaras dar kartą visiems ir ačiū iš tiesų, kad palaukėt. Suprantat, kad diskusijų buvo daug. Aš noriu padėkoti valdybos nariams už patikėtą pirmiausia atsakomybę. Tai nėra pareigos, tai yra atsakomybė laikinai vadovauti Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Laikas nėra idealus partijai, Lietuvos politiniai sistemai, bet aš tikiu, kad su šia komanda partija, kurioje keičiasi lyderis, bet žmonės lieka tie patys, savo kompetencijų profesionalai, žmonės, kurie nėra linkę į populizmą, o yra linkę į sprendimų paiešką, žmonės, kurie kalbasi, gyvena ten, kur gyvena Lietuvos žmonės ir visuomet ieško sprendimų į jų tas kasdien sutinkamus rūpesčius, tokius kaip maisto kainos, kuro kainos, galų gale labai paprastas dalykas, kai kalbam apie šeimos politiką, mokykla. Tai aš labai džiaugiuosi ir dėkoju už išreikštą pasitikėjimą. Dabar galiu atsakyti jūsų klausimus trumpai. Ar dėl jūsų kandidatūros buvo balsavimas ir ar turėjot konkurentų? Buvo pasiūlyti 3 kandidatai. Aš noriu tą paminėti. Vis tiek buvo pasiūlytas Linas Kukuraitis, buvo pasiūlytas Lukas Savickas, bet jie abu atsisakė. Skirtingai motyvuodami, tai balsavimo nebuvo, bet mūsų partija nebuvo ir nėra vieno žmogaus partija. Pirmininkausit partijai iš Briuselio? Pirmininkausiu partijai ir Lietuvoje, ir Briuselėje, kur taip pat atstovauju kiekvieno Lietuvos piliečio interesus. Tai kol kas atsisakyti Europos parlamentaro mandato neketinat ir grįžti su visam į Lietuvą? Šiuo metu ne, bet nežinome, kaip bus ateityje. Kada partijos suvažiavimas jau rinkti nuolatinį pirmininką, ar yra aiški data? Taip, sutarėme iki rugpjūčio 1 dienos. Po pirmųjų kratų ir specialaus liudytojo statuso partija toliau išlaikė pasitikėjimą Skverneliu. Ar nebuvo tada ženklas, kad ne viskas yra gerai? Partija visuomet remiasi sprendimais įvertindama esančią informaciją, ne emociją. Emocija, spėlionės, jos gali labai mus toli nunešti. Vis dėlto mes reagavome į tai, ką komunikavo generalinė prokuratūra ir tuo momentu jokie kaltinimai nebuvo pareikšti. Generalinės prokuratūros pozicija buvo, kad vis dėlto atliekami veiksmai, norint nustatyti aplinkybes labai sudėtingam tyrime, ir partija priėmė sprendimą įvertinusi būtent tas aplinkybes. Kiek jums buvo tikėti tokie kaltinimai iš teisėsaugos? Aš manau, kad tokie kaltinimai apskritai yra šokiruojantis ir aišku, kai skamba žodis šalia politiko pavardės kyšis, tai yra mirtinas dūris. Ir šiuo atveju mes galim tikėtis tik objektyvaus tyrimo ir teisingumą Lietuvoje vykdo teismai. Ir aišku, mes matysime, kokie bus vis dėlto galutiniai teismų sprendimai. Saulius Skvernelis liks frakcijos Seimo nariu? Ar turės pasitraukti? Kol kas tai nebuvo aptarta. Matytumėt, kad jis galėtų pasitraukęs Mūsų frakcijoje dirba nariai, kurie nėra partijos nariai. Tai šiuo atveju tai tikrai nenusižengtų kažkokiam tais partijos taisyklėm, bet čia aišku paties Sauliaus Skvernelio sprendimas. Reitingai po įvykusių kratų parodė, kad šiek tiek smuktelėjo Demokratų sąjungos vertinimas gyventojų akyse. Ką darysit, kad tą pasitikėjimą atgautų? Sunkiai dirbsim. Nėra kito kelio, bet aš galiu jūs patikinti. Aš suprantu, kad ta nelengva situacija, kuri liečia partijos pirmininką, viešoji nuomonė, jį nori sieti tai su partija, bet partija nėra niekuo susijusi. Mes galime drąsiai žiūrėti Lietuvos žmonėms į akis ir atsakyti į visus jų klausimus. Jeigu Saulius Skvernelis neatsisakys Seimo nario mandato, kaip jūsų frakcija balsuos? Dėl ko balsuos? Dėl neliečiamybės? Mes esam šitą klausimą atsakę iš anksto. Pas mus partijos vertybės jos nesikeičia. Nulinė tolerancija korupcijai. Ir šiuo atveju, jeigu generalinė prokurorė mato pagrindą kreiptis į Seimą naikinti neliečiamybę, mes balsuosime už neliečiamybės panaikinimą. Saulius Skvernelis, jam galioja nekaltumo prezumpcija ir jis turės galimybę, kaip bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis, apsiginti teisme. Dar dėl suvažiavimo noriu pasiklausti iki rugpjūčio 1, bet ar tai labiau tikėtina, kad bus dar šitam politiniam sezone ar jau po Seimo sesijos?
Matysim, vis dėlto tai yra ir procedūras reikia išlaikyti, kad būtų iškelti kandidatai, galų gale susistiguoti, nes mes kalbame apie pilną perkrovimą. Mūsų suvažiavimas ir pasitraukus pirmininkui vis dėlto turės išrinkti ir naują valdybą, ir naujus pavaduotojus. Tai šiuo atveju tai tikrai bus labai svarbus strateginis suvažiavimas. Nuo kada skyriai gali jau pradėti kelti kandidatus, gal aš? Paskelbsime. Apie ką dar diskutavot valdyboje, dabar pirmininko ir suvažiavimo? Daug klausimų palėtėm, be jokios abejonės, kad žmonės dalinasi tuo, kuo gyvena kasdien regionuose. Šiandien, kaip sakiau, didelis iššūkis žmonėms yra pragyvenimo kaštai. Ir viena tai yra vykstantys skandalai politinėje padangėje, bet žmonėms reikia rytoj nuvažiuoti į darbą, reikia susimokėti sąskaitas ir tai labiausiai spaudžia mūsų žmonės regionuose. Tai gal tai ir Saulius Skvernelis labiausiai spaudė paimti tos pinigus? Tas faktas, man atrodo, kad nėra dar užfiksuotas ir drąsu yra kol kas teikti, tai matysim. Buvo kalbama, kad Saulius Skvernelis tarsi yra pagrindinis, pavadinkim, trigeris, kalbant apie socialdemokratus ir galimas koalicinės dėrybas. Dabar, jisai iš partijos pasitraukia, jūs tampate laikinuoju pirmininku. Kaip jums atrodo, sulauksit gal socialdemokratų skambučio, kalbantis apie galimą bendradarbiavimą? Pajuokaujant galiu pasakyti, kad gal pavardė padės, bet jeigu labai rimtai, tai žiūrėk, socialdemokratai yra savo likimo ir šitos koalicijos šeimininkai. Ir priežastys gali būti įvairios. Gali būti Saulius Skvernelis, gali būti pavasaris, gali būti nuotaika prasta. Tai šioje vietoje mes norėtume atsakingų sprendimų. Vis dėlto šita koalicija braška tikrai ne dėl Sauliaus Skvernelio, ne dėl demokratų. Šita koalicija braška dėl to, kad nėra vieningo požiūrio į valstybę. Ir man atrodo, kaip valdančioji koalicija, pagrindinį dalyką, ką turi sutarti, tai vis dėlto tą bendrą vardiklį, kokie yra prioritetai ir ko per šią kadenciją siekia pasiekti šitą valdančioji dauguma. 2 beveik metai praėję, kiek valdančioji daugumoji žmonių, tiek ir nuomonių, ką vis dėlto jie bando pasiekti ir kokius tikslus jie bando įgyvendinti. Kodėl du kiti kandidatai atsisakė kandidatuoti laikino pirmininko pareigas? Gal galėtų įvardinti? Seime, atrodo, būnant patogiau būtų, negu iš Briuselio vairuoti partiją. Lukas Savickas yra mūsų frakcijos seniūnas, Linas Kukuraitis, kaip Linai tave įvardinti, tobulas žmogus. Ateik. Tai žinoma. Sveikinu Virginijų. Dar noriu padėkoti Sauliui už tą lyderystę, kuri buvo partijoje. Tikrai svarbus etapas mums, kaip partijai. Verčiam naują puslapį, bet Saulius atvedė partiją iki šio momento. Ir ta lyderystė buvo labai aiškiai, už tą visi jautėm. Tai noriu jam padėkoti, noriu Virgiui padėkoti, kad jis įmasis šios lyderystės, o dėl savęs, tai artimiausiu metu išgirsit. Palikim siurprizą. Artimiausiu metu išgirsit. Ar ruošiatės kandidatuoti kažkurio? Artimiausiu metu išgirsit. Jo, čia labai dviprasmiškai. Mes juk sakėm. Gerai. Nėra taip, kad ir jūs įtarimų klausite. Aš neturiu tokios didelės intrigos. Ne, kolegos, man atrodo, kad nors šypsenų yra daug, bet situacija yra tikrai tokia, kuri reikalauja maksimalaus sustelkimo ir valdyboje mes labai daug apie tai kalbėjome. Kad iš čia turim išeiti kaip vienas kumštis ir tą mes susitarėm, kad turim Virginijaus iniciatyvą, Virginijaus energiją, aktyvų pasiryžimą imtis nuo pat šiandien, nuo pirmųjų minučių lyderystės, tam, kad mes judėtume į priekį, verstume naujo puslapio etapą ir tai buvo bendras mūsų visų sprendimas. Dėl to tikrai asmeniškai nemačiau pagrindo, kodėl mes turėtume balsuoti, jeigu galime išdiskutuoti, atvirai pasitarti ir sutarti, kad šiame etape tai yra pats geriausias mūsų pasirinkimas, tą mes šiandien ir padarėme. Sauliaus Skvernelio lipduką paliksit? Na, ši pusė yra parlamentarų biuras. Dar aš grįžčiau prie koalicijos. Kaip Jūs manot, ar apsimokėtų iš opozicijos demokratams dabar eiti į valdančią daugumą?
sprendimai dėl valdančiosios daugumos gali būti tik tai priimti esant kažkokiam tai kvietimui, siūlymui, galų gale sutarus dėl, kaip sakiau, tikslų, kuriuos mes siekiame pasiekti. Laikas tiksi, galimybės pasiekti tų tikslų yra vis mažesnės ir kuo toliau, tuo labiau ribotos. Aš nebejoju nei vienu iš šitų žmonių, jų kompetencijomis ir atsidavimu valstybei. Bet laikas irgi yra labai svarbus faktorius, kiek iš tiesų galima nuveikti, kiek galima padaryti. Šiandien dienai kol kas to pokyčio koalicijoje nėra. Yra labai daug kalbų apie galimą pokytį ir mes tas kalbas komentuojame, bet procesas jisai Seime važiuoja toliau. Bet ar visiškai netiesa, ką kalba užkulisiuose, kad jau yra susitarta, jau yra ministerijos padalinta? Tikrai nėra susitarta. Bet ar tariamasi? Pokalbiai vyksta įvairaus spektro, kolegos netgi Seime, savivaldoje, regionuose, kasdieną matosi su savo kolegomis socialdemokratais ir apsikeičia įžvalgomis. Bet čia mes konkrečiai klausome. Jeigu jūs klausėte konkrečiai, ar yra kažkas apčiuopiamo, nieko apčiuopiamo tikrai nėra. Ačiū, visiems gražaus vakaro. Ačiū Jums labai, viskas. Yra proga